Sveiki. Kągi, antra dalis - maršruto planavimas. Vilnius, Berlynas. Iš tiesų, planuojant maršrutą ir galvojant, kaip tą geriau padaryti, susidūriau su viena didžiausių problemų, arba sakykime taip, turbūt didžiausia problema yra ta, kad jeigu tu važiuosi neasfaltuotais keliais, negali nusipirkti tiesiog paprastą spausdintą atlasą ir tikėtis, kad ten bus tokie smulkus keliai, su kuriais tu gali važiuoti laikydamasis oro linijos krypties. Tai reiškia, kad reikia detalesnių žemėlapių. Jeigu tokius detalesnius žemėlapius ir galima būtų nusipirkti, problema su tuo yra, kad jeigu žemėlapis bus pakankamai detalus, aš turėsiu turbūt per dieną bent kokius 10 kartų keisti lapus. Ta lapą kažkaip tai man reikės prisitvirtinti arba ant kuro bako ar kažkur tai kitur įsidėti, kad galėčiau išnaviguoti, nes iš esmės važiavimo metu aš turiu nuolatos matyti, kur yra mano maršrutas. Tai nėra taip, kad važiuoju 50 km tiesiai ir iki sankryžos arba iki kažkokios gyvenvietės. Tai važiuojant nepagrindiniais keliais, navigavimas bus žymiai sudėtingesnis, todėl man reikia labai gerai sekti kelių tinklą ir visus kelius ir matyti kelius esančius aplinkui. Todėl atlasas šiuo atveju iš tiesų atkrenta ir mano mintis yra prisėsti dabar prie kompo ir pabandyti suplanuoti maršrutą naudojant žemėlapį, tai yra maršrutų planavimo platforma, Gaia arba Stegra. Abi šios platformos aš turiu mokamas versijas, jos abi turi savo pliusų ir minusų. Ir dažniausiai aš naudoju šiaip Stegra maršrutų planavimą, bet šiuo atveju Gaia bus tinkamesnis variantas, nes Gaios maršrutų algoritmai yra tinkamesni, norint išlaikyti kiek įmanoma tiesesnę liniją planuojant maršrutą. Tai pabandom pasižiūrėti, kas gaunasi planuojant maršrutą su Gaia. Gerai, štai turime gaia.gps.com žemėlapis. Ir pirmiausia, pradėkime nuo to, kad mums reikia susirasti, kur yra Berlynas ir kur yra, štai čia mes turime Berlyną ir čia turime Vilnių. Pirmiausia, pasidarykime oro liniją. Tai spaudžiam Route, pasivadinam oro liniją ir čia pasirinkame Straight Line. Dabar, kadangi startuosiu iš Vilniaus krašto, tai mes susirandame, kur jinai yra, štai čia, uždedam vieną tašką ir pabandome dabar uždėti kitą tašką, kas yra Berlynas. Ir Berlyne mano galutinė stotelė yra BMW Motorrad muziejus, kuris turėtų būti kažkur čia. Taip, štai čia yra BMW Motorrad muziejus. Tai dedam mūsų galutinį tašką. Ir turime viso, taip, pasižiūrime. Štai taip atrodo. 829,8 km. 830 km yra oro linija, mes išsaugom šitą kryptį, kad galėtume kurti savo maršrutą. Ir panašu, kad čia per Kaliningradą kerta netgi šiek tiek. Faktas, kad į Kaliningradą aš tikrai nevažiuosiu, tai panašu reikės imti va šią dalį darant važiavimą. Gerai, dabar kūrėme naują maršrutą, užvadinam galbūt trekas ir padarom hikingas. Aš manau, kad būtent šis algoritmas leis išlaikyti tiesiausią atstumą ir pradėsime irgi nuo ten pat. Štai čia. Ir galutinis taškas bus
Berlynas. Pasižiūrėsime, ką konkrečiai mums pasiūlys. Ar sugebėsiu skaičiuoti tokį atstumą ar ne. Kol kas panašu, kad neskaičiuoja. Greičiausiai, kad atstumas yra per didelis, vis dėlto tai yra 830 km. Aha. Gerai, tada teks žaisti labiau. Pirmiausia, ką padarom, tai pasikeičiam spalvą treko. Būtent šio. Kad būtų geriau matomas, pasidarysime oranžinę. O dabar pradėsime kurti savo maršrutą. Bus mėlynos spalvos. Ir pasižiūrime, kaip tai gali atrodyti. Imam pradžios tašką, haikas ir pirmiausia užsidedam tarpinius taškus, kurie būtent mūsų oro linijos. Tai pavyzdžiui, norime taško iki čia. Prašau, čia jau algoritmas skaičiuoja pakankamai normaliai. Išvažiavimas per nerį. Jo. Aš sakyčiau, kad visai gerai gaunasi čia. Gerai, žiūrime toliau. Sekantis taškas, tebūnie bus Lenkijos siena, jeigu galime mes ją štai čia. Irgi matome, puikiai suskaičiavo. Tik reikėtų dabar pasitikrinti, ar įmanoma tą maršrutą pasidaryti dar arčiau oro linijos. Pasižiūrėkime čia. Panašu, kad nieko čia geriau nepadarysime. Čia matau yra nukrypimas, bet dėl to, kad čia turime Prienus ir tiltas per Nemuną yra tik tais ten. Nieko kito mes čia nepadarysime. O daugiau maršrutas eina, čia galime vėlgi, manau, permesti šiek tiek arčiau. Ir šioje vietoje turbūt irgi galima būtų maršrutą mesti štai čia. Išlaikyti arčiau linijos. Čia upė nepravažiuojama. Šioje vietoje turbūt galima būtų padaryti štai taip. Bet aš sakyčiau, atrodo maršrutas visai neblogai. Aišku, minusas Gajos yra tas, kad nerodo, kiek maršrutė yra asfalto, kiek yra ne asfalto. O Stegra turi tai. Bet tokiu būdu mes galim pabandyti suplanuoti visą maršrutą. Taigi, maršrutas sudėliotas. Pasižiūrime, kiek viso gavosi kilometrų. Tai yra 1040 kilometrų. Jeigu pasižiūrėtum, tikrai gaunasi labai arti oro linijos. Nieko mes čia turbūt jau daugiau neišspausime. Ir sekanti užduotis yra šitą maršrutą kažkaip atsispausdinti. Bet tam, kad galėtume jį atsispausdinti, reikia man jį prisizuminti atkarpas iki tokio mastelio, kad aš galėčiau matyti nepagrindinius kelius. Va toks mastelis, aš manau, būtų tinkamas. Ir darysime screenshotus. Tai yra, padarome taip. Atsidarom Photoshopą. Susikuriam didelį failą tuščią. Taip. Atsidarome, nusikopijuojame į Photoshopą. Kaip matome,
Čia bus žaidimo, bet kitą variantą nelabai turime. Taip, sekantis taškas turi eiti nuo Grigiškių. Šita atkarpa. Vėl darome screenshotą. Fotografuojame. Ir keliame į Photoshopą. Dabar šios du reikia sujungti. Maždaug, sakyčiau, čia. Ir tai pabandysime suklijuoti visas dalis. Dabar čia buvo water in. Ir pabandome padaryti dar vieną. Turbūt nerodysim su čia viso klijavimo, nes tai tiesiog bus nuobodu. Aš pabandau sulipdyti viską ir parodysiu, kas gaunasi. Turime sulipdytą visą maršrutą, gavosi 3 tokie langai, tai va pirmas, antras ir trečias. Pirmo lango dydis yra, taip maršruto ilgis yra 14 metrų. Antro yra 8 metrai. Ir trečio yra 6,5. Tai 28 metrai atstumas žemėlapio. Tikrai bus ką veikti. Reikia dar kažkaip mažinti. Ir aš galvoju, kad tą maršrutą dabar pirmiausia reikėtų kažkaip išsitiesinti. Ir jeigu mes galėtumėm jį įdėti į roadbooką, tada būtų visai variantas. Bet reikia pasižiūrėti, kokio išmatavimo yra roadbookas, kurio aš neturiu ir reikėtų nusipirkti. Pabandom paieškot roadbook. Vienas iš rimtesnių brandų FDR. Ir jie siūlo kažką iš roadbookų. Pasižiūrime, ar jie turi kokį nors ne elektroninį variantą. Yra ne elektroninis variantas, bet visi yra parduoti. Turbūt gal šitas variantas būtų optimaliausias. Su laikikliu ir matome netgi tinkant BMW motociklą. Tik problema, kad yra out of stock. Reikės pabandyti parašyti jiems, gal turi dar kokį vienetą užsilikusį. Turbūt tai nebėra populiarus modelis, bet tai galėtų būti tinkamas sprendimas navigavimui su žemėlapiu. Ir išmatavimai rodo, kad tai yra 17 cm pločio. Tai reiškia, turėtų tilpti 15 cm pločio žemėlapis. Gerai, tai reikia išsitiesinti dabar šį maršrutą į vieną liniją. Pabandom pasidaryti tokį dalyką, susikurti naują failą, kuris bus matuojamas turbūt centimetrais. Padarome plotį 30 ir ilgį padarysime 500. Ir pabandome įsikelti dabar atkarpą, kaip ir kalbėjau, fragmentais, jeigu sujungti. Mintis mano yra maršrutą sukarpyti tokiamis dalimis. Ir pabandyti jį ištiesinti.
Taip. Čia telpa. Matome, šitą dalis netelpa. Reikia dar šiek tiek susimažinti. Dabar čia gerai. Šitą dalis dar netelpa. Bandom pasukti aukščiau. O dabar jau galėtų būti toks variantas. Dar šiek tiek aukščiau. Matome, šita dalis maršruto visa telpa. Ir čia irgi telpa. Gerai. Įklijuokim dabar antrą dalį. Čia bus žaidimo, bet turbūt principą patį pagaunat. Gerai, nuo tos vietos reikia paimti. Vėlgi žiūrime, kad paimti didesnę dalį. Ir matome, čia vėl maršrutas nukrenta. Nieko čia labai daug neišspausi iš to. Tokį fragmentą pabandom nusikopijuoti. Ir įdėti prie sekančio. Ir šioje vietoje iššūkis, kaip matote, yra, kad maršrutas nebesusijungia. Mes galim padaryti vieną liniją visam roadbookui, bet va šioje vietoje reikia atrinkti vietą, kur maršrutas iš vieno žemėlapio, iš vieno taško pereina į kitą tašką. Tai reiškia, pabandom užsidėti pririšimo tašką. Tokį. Ir tokį pat pririšimo tašką uždėti štai čia. Taip žinosiu, kad aš atvažiuodamas šito maršrutu šiame taške turiu pereiti jau į kitą puslapį. Ir greičiausiai, kad žemėlapį gali tekti tvarkyti arba karpyti, sakykime taip. Tai dar aš noriu užsidėti juodas linijas, kad žinočiau, kad kurioje vietoje būtų galima jį perkirpti. Tai tokiu būdu pabandau aš sulipdyti visą žemėlapį ir žiūrėsime, kas iš to išeis. Taip, turime jau padarytą sulipdytą žemėlapį. Kaip matome, maršrutas eina. Padariau sujungimo taškus ir pažymėjau numeraciją, sudėjau, kad kai atspausdins, kad galėčiau atrinkti, jeigu bus sukarpyta, kad žinočiau, ką su kuriuo reikia klijuoti, kad tiek daug nepamesčiau. Tai bendroji sumoji gavosi, pasižiūrime. Vienas lapas, kurio dydis yra 15 cm, plotis ant 7 metrų. Antras yra irgi 7 metrai. Ir trečias yra 4 metrai. Tai viso yra 18 metrų žemėlapio. Toks smagumas planuojant maršrutus, būtent back to the roots. Dar ant žemėlapį, manau, reikės man pasižymėti vietas, kur preliminariai aš galėčiau nakvoti. Maršrutą įveikti aš turėsiu viso 5 dienas, kas yra pakankamai daug, bet tikslas yra neskubėti ir nepridaryti navigavimo klaidų, kas gali kainuoti labai daug laiko, kai reikės vėl atsirinkinėti, kur esu. Kadangi matote, atstumas yra maršruto į šonus, tai yra į dešinę kairę pusės važiuojant labai nedidelis, tai jeigu išvažiuosiu toliau,
naviguoti bus labai sudėtinga ir tiesiog pasimėsiu, reikės ieškoti tada, kaip grįžti atgal. Kągi, tiek šiam kartui apie maršruto planavimą Back to the Roots. Iš tikrųjų, kaip matote, pakankamai ilgi video gaunasi, daug detalių, daug aiškinimų ir panašiai. Nežinau, ar toks formatas jums įdomus ar ne. Labai laukiu jūsų komentarų, klausimų. Sakykite, jeigu norite, kad viskas būtų labiau koncentruota, trumpiau. Bandysiu galbūt daryti trumpesnius video, bet šiaip pirmas kartas toks. Tai galvoju, galbūt visai įdomu pamatyti tą visą virtuvę, kaip viskas planuojama ir daroma būtent šiai kelioniai, pasirašymo visos detalės. Tai tikiuosi įdomu, laukiu klausimų, komentarų ir nepamirškite spausti subscribe, prenumeruoti ir iki kito video.